Sveiki, šiame epizode papasakosiu, kodėl iš Canon perėjau į Fuji ir pasidalinsiu savo keliais pastebėjimais, kurie, manau, gali būti visai svarbus, jeigu jūs svarstote apie naują fotiką ar galbūt naują sistemą. Canon skaitmeninius fotoaparatus R6 ir RP įsigijau prieš kokius 3-4 metus ir tuo metu tai buvo visiškai nauji modeliai. Ir tai man buvo labai aktualu, nes norėjau įsigyti skaitmeninius fotikus, svarsčiau tarp Canon arba Sony ir tiesiog tuo metu priėmiau sprendimą pasirinkti Canon sistemą, nes buvo visų kalbama, jog tai yra labai patogus meniu, kas iš tiesų tikrai galiu patvirtinti, jog taip ir yra. Taip pat Color Science yra Canon spalvų žymiai kokybiškesnis negu šiuo atveju Sony lyginant, bet tas, sakyčiau, truputį yra toks kaip ir labiau mitas. Trečias aspektas, tai Canon man gana artimas brandas buvo, kadangi mano pati pirma kamera, su kuria ir pradėjau iš esmės fotografavimą, tai buvo dar tuo metu Canon veidrodinė kamera ir dėl to įsigijęs visą Canon techniką, su ją pradirbau, kaip ir minėjau, kokius 3-4 metus, bet visiškai ne per seniausiai. Į mano akiratį papuolė Fuji film kamera, šiuo atveju, su kuria ir dabar filmuoju, X-T5. Ir šiaip šią kamerą įsigijau, būtent pirmas aspektas, tai net ir buvo Fuji spalvos ir kuo yra unikali Fuji film sistema kamerų, tai jog iš tiesų leidžia labai platų pasirinkimą įvairiausių spalvų opcijų. Vien kameroje gali nusistatyti daug skirtingų opcijų, kurios sukurs visiškai unikalią nuotrauką ir tai iš tiesų galiu įvardinti kaip Color Science, kadangi Fuji turi labai išskirtinį bruožą ir naudodamasis Fuji vyklį, tai yra labai irgi patogus ir labai fainas appsas, kuriame aš galiu pasirinkti iš daugybę skirtingų Fuji spalvų receptų ir tiesiog susivedęs į kamerą juos naudoti fotografuojant įvairiausiais aspektais, kas labai sutaupo laiko šiuo atveju nufotografavus ir iškart nebereikia papildomų labai apdorojimų Photoshop ar Lightroom ar kokiai panašiai programai. Galiu tiesiog postinti į internetą, dalintis ir tai tampa žymiai malonesnis procesas. Sekantis aspektas tai buvo dydis, nors ir pati kamera kaip R6, jinai nėra baisiai kaip ir didelė kamera, ypač lyginant su kamerom, kurios būdavo veidrodinės, bet sudedant kamerą plus optiką, kuri iš esmės Canon optika yra žiauriai gera ir kokybiška ir pasirinkimas labai platus Canon optikos, bet tai irgi sukuria labai didelį aparatą, iš esmės su kuriuo sunku galbūt tiesiog eiti ir šiaip savo fotografuoti, bent jau man tai nekildavo dažniausiai rankų įsimesti kamerą į kuprinę ir tiesiog pasivaikščiojant, pasifotografuoti. Dažniausiai tai būdavo toks jau sprendimas, kur jau turėdavau tikslą kažkada eiti fotografuoti ir 99% tai paprastai būdavo darbas ir savo malonumui paprastai tada pasirinkdavau telefoną, su kuriuo labai patogu irgi fotografuoti, nes jisai ypač kompaktiškas ir dažniausiai su savimi visada jį nešiojuosi. Tai Fujio šiuo atveju visas dydis, kadangi jisai nėra full frame-inis, o APS-C, tai reiškia, jog jos ir sensorius mažesnis, kas iš tiesų dabar tikrai nereiškia, kad tai yra blogiau. Apie
detalesnius sensorių palyginimus ir aspektus galėsiu papasakot kitose savo epizoduose, kas, manau, tai yra visai aktualu dabar sugriaut tam tikrus mitus. Tai ir pati optika, jinai žymiai mažesnė, tai kas visiškai atrišo rankas man pasimti kamerą, su kuria galėčiau eiti tiesiog savo malonumui fotografuot. Trečias, sakyčiau, aspektas, tai tų nuotraukų įsikėlimas į telefoną. Yra Fuji vienas iš tų tokių dalykų, kur žiauriai gerai išdirbtas appsas, jog telefone jį instaliavus ir vieną kartą tiesiog atlikus kameros sujungimą, jisai visiškai seamless tampa dalykas, kad paspaudi kokius 2-3 mygtukus telefone ir maks per 20 sekundžių susijungia kamera su telefonu ir nuotraukas tada praktiškai galiu persikelt visiškai instant. Tas labai sukuria dar didesnį norą dalintis nuotraukom, dar labiau fotografuoti, kai nereikia sukt galvos, kaip čia grįžus įsikelt kortelę į kompiuterį, iš kompiuterio tada atgal į telefoną ir tada jau iš telefono postinti, tarkim, Instagrame ir kituose socialiniuose tinkluose. Nors ir Canonas turi appsą, kuris kaip ir veikia, bei, sakyčiau, Sonys ir kiti gal brandai turi po appsus, bet jie antiek sudėtingai veikia, antiek nepatogu, ko aš labai tikrai viliuosi ir rekomenduoju, jog tiek Canonas, tiek kiti gamintojai atsižvelgs, jog iš tiesų žmonės prioritetą teikia telefonų kamerom, vien dėl to, kad tai yra žymiai paprasčiau nuotraukas dalintis, ką labai rekomenduoju išbandyti, jeigu galbūt turit savo patys Fuji kameras ir nesat bandę, tai būtinai pabandykit ir apie tai galėčiau net ir padaryti išsamesnį video. Tai per daug nelendant į techninius aspektus kamerų, mano būtų šie aspektai, kurie man padėjo apsispręsti pasirenkant Fuji film sistemą ir bedirbant su Fujifilm kamera X-T5 atradau dar daugybę techninių niuansų, kurie dar labiau mane sužavėjo ir ko pasiekoje aš ir priėmiau šį sprendimą ir išsamiau apie kameros techninius dalykus, kas būtų aktualu galbūt, jeigu jūs svarstytumėte įsigyti panašią kamerą, tai rekomenduoju sekti šį kanalą, nes įkelsiu naujus epizodus, kur tikrai daug plačiau apžvelgsiu ir susitiksim kitame epizode. Iki.